Būna dienų, kai tiesiog nieko nesinori, nes jos prasideda žiauriai anksti, trunka labai ilgai, bet būtent tokiom dienom, man atrodo, reikia to pastovumo ir parodyti savo, kad gali kažką įrodyti galbūt tam tikrą prasme. Ir tada pradedi kurti, nors ir labai vėlai. Šiandien kėliausi neįtikėtinai anksti 5 ryto, kas man yra visiškai nebūdinga. Kalbant apie pastovumą, praeitais metais startavau su 7 TikToko video per savaitę ir tą tempą išlaikiau nei daug, nei mažai, beveik 3 mėnesius. Vėliau tą turinio kiekį sumažinau iki 5 kartų per savaitę ir antroje metų pusėje iki 3. Ir tai išugdė man tam tikrą pastovumo normą mano kasdieniai rutinai, kuo tikrai labai džiaugiausi. Ir kalbant apie pastovumą, jis lydi mus visur. Namų ruošoje, kasdieniuose darbuose ir net tokiose paprastose situacijose, kai grįžti po filmavimo, atrodo esi be proto nusikalęs, bet studija vis tiek turi susitvarkyti, nes niekas to nepadarys už tave. Taip, kad keliam subinės ir pradėkim tvarkytis, nes panašu, kad priešingų atveju gali tekti čia ir užsibūti. Pagaliau, švari aplinka, švarios ir mintis. Bent jau taip esu kažkur skaitęs. Ar tai tiesa? Galbūt. Bent jau rytoj atėjus į darbą nesinorės iš naujo imti daryti dalykų, kurių neturėčiau daryti darbo metu. Tai taip, kartais vakarus paaukojam ir tokiem darbeliam. Bet aš galbūt šiaip esu iš tų žmonių, kuris mėgsta imtis ir daryti čia ir dabar ir iš karto ir nelaukti vėlesnio laiko, nes taip mano motyvacija tik krenta. Tai geriau dabar iš karto ir greitai ir viskas. Paprastai ir neskusmingai, kitaip tariant. O šiaip tai ir vėl eilinis vėlyvas vakaras studijoje ir aš jau net nebežinau, kiek tai yra sveika. Kažkaip ta kūryba mane labai įtrauks. Vakarykščio streamo metu TikToko chatas pastebėjo, kad žiauriai daug išgeriu vandens. Ir pametėjo idėją, kad galbūt man reikėtų pasileisti savo gertuves. Ir po teisybei visai apie tai rimtai susimąsčiau. Gal? Nesu aš čia kažkoks mega didelis kūrėjas, bet gal? Šiaip, galų gale, aš net ir pats savo vardinę gertuvę norėčiau turėti. Ar turim tokių, kurie užsiema kažkuo panašaus? Tai šiandien gal toks paprastas, trumpas blogelis ir tikiuosi jums patiko. Nepamirškit, kad iš esmės kiekvieną kartą pasirodyti ir atlikti net ir menkiausius darbus ar kūrybinės idėjas dėl savęs yra visai sveika. Tai jei patiko šis video, būtinai paspauskit like, paspauskit subscribe, na ir palikit komentarą. Iki kitų kartų.